Nu tai ką, sveiki, mano mėly dykaduoniai. Sakau, driftų gal biški dabar pristabdė esam. Pinigų taupyklą, bet turim kitokių darbų. Galvoju, gal parodysiu šiek tiek, ką veikiu, kai nedriftinam jo, kai nelėkiam trasai. Turim tokių mašinėlių nupirkę šiek tiek. Reikia jas aptvarkyti, paruošti techninį apžiūrai, praeiti techninę apžiūrą, kad būtų 2 metai, paleisti rinką, kad galėtų koks jaunuolis gal nusipirkti pigiai automobilį jo, negalėdamas suvažinėti ir paskui išmesti. Arba boltui, vežiot maistui, taip. Tai bandom užeit gal į garažą, pabandysiu šiek tiek aprodyti savo vieną iš automobilių. Turim va tokį Passatą sugriuvusi. Čia labai įpeikti nėra ką. Jam blogai labai. Buvom šiandien technikiniai. Įrašė man lempas. Buvo labai prastai geltonas. Atpoliravom, padarėm abidvi. Šiandien dabar jau bus ir šviesa, ir viskas. Turim dar, buvo šitai numerių apšvietimas, švietė. Dabar jau šviečia, viskas padaryta. Turim tokį defektą, padažnėtą, bet gal reiks dar ant viršaus padažnėti spalvą, nupirkti kažkokių dažų, iki visus arkos, taip va padažnėtas. Įrašė man čia naisva pasilinksmint šitą va šakę, nežinau kiek ten labai matosi. Bet va tavo šakė kliba šitas šarnyras, šitas vairo traukęs angalys kliba šarnyras. Šitus reikia padaryti. Dabar į duobę gal neįlipsiu, bet čia nais esantis stabdžių vamzdukai, va ten, va, gal vėliau pabandysiu nusileisti duobę ir parodyti. Yra pakankamai stipriai supuvę, tai pabandysim prie jų prieiti prasimankštyti, nes priekį ką darėm, tai po kol detalių neturim išsimankštinom viską. Tam, kad šitą užsisakyti detalės ir kai ateis detalės, tiesiog viską atsukai. Naują sumetį, priveržiai ir ledas šokoladas. Galą taip pat pasižiūrėsim, ar ten galima dar kažką tais išgimdyti ar ne, parodysiu kiek blogai. Bet man atrodo, ten bus prasti reikalai. Gal net galim pabandyti mes tą automobilį šiek tiek atsistumt nuo duobės, jo. Jeigu man čia viena ranka pavyks padaryti tokį dalyką, va, atsistumiam, pabandom gal nusileist kartu. Opa, nežūt reikia, nes čia pas mane biški bardakas toks. Va štai va ten va turime. Gal man pavyks kaip nors parodyti, va štai va čia va turim defektą, va čia va jeigu matoma rūdžių kalnas, tai nepatiko, kad nėra net laikiklio ir prie esančios guminės jungties supuvę labai, sakė, būna atveju, kad išspjauna, tai va čia va matom irgi pakankamai stipriai supuvę. Galimai reikės mums įdėti šiek tiek gabaliuką vamzduko naujo. Čia situacija kiek geresnė, bet ne per gera. Kažkaip va taip va pabandysim padaryti. Matosi, tai sakinėsim viską naują. Dar yra defektas va šitas. Laukit. Va. Šitą reikia sukti nesąmonę. Ir jeigu gerai atsimenu, man atrodo, kaip ir viskas. Dar teisingai turim neveikiantį rankinį vienam rate. Tai pasižiūrėsim, kas ten dar galėtų būti. Manau, kad gal suportas nevaikšto, reikia gal pamankštinti, pabandyti. Nu tai ką, biškį dirbam. Va, parodysiu biškį reikaliukų. Tuoj. Va ten, va. Turim va tą, nuoj pusė viskas okei, šitas va vamzdukas varinis sudėtas, čia va kaip matom parūdijas.
Vat, ir čia biškį, krapštau, sujudinau ir turim, ką turim. Suliūžo. Tai šitą reiks naują dar nupirkti dalyką. Čia nuo suporto iki ten, kur prieš tai rodžiau, viskas bus nauja. Nupirksim dar šitą dalyką neplanuotą. Nuo pusė, kaip minėjau, šitas jau pakeistas į naują. Ten kaip ir varinis, nevarinis, toks, nežinau, kažkoks. Bet rūdžių nesimato, atsisukt, ten tas varžtas, tas atsisuko. Tai kaip ir turim šiek tiek geresnę situaciją nuo pusė. Rankinį radom, čia spiruoklės nėra. Tai reikės gal dar spiruoklę šitą užsakyti naują. O daugiau kaip ir viskas čia zašybys. Ledas šokoladas. Dėsim ir važiuosim. Ir nevažinėkit su tokiais supuvusiais vamsdukais. Tikrai neabejokit šitais dalykais. Ir kad ir kaip tai atrodytų šūdinai, tai pasikeiskit. Nes tokia situacija gali atsitikti stipriai stabdant. Kaip kad aš su šito automobiliu buvau vienas iki stipriai užstabdęs. Bet ačiū Dievui, kad neatsitiko važiuojant toks dalykas. Čia biškį su dratiniu pavaliau, žiūriu, kad čia blogai. Tada sujudinau suportą, čia biškį lindau, ieškojau rankinio. Ir kaip šitaip sujudinau, šitaip matoma, iškart pradeda. Šitą sujudinau ir pradeda iškart pūtos kilti. Tai nevažinėkit, nes taip gali atsitikti ne tik sujudinus, bet ir gerai kirtus ant stabdžių. Gali sprogt nuo slėgio šitas vamsdukas, nes čia viskas laikėsi ant gyvybės plauko. Tai tiek žinių, mašina nebevažiuojanti, kaip važiuojanti tipą, tai žiūrėsim, ar mes ją išvarinėsim ir paliksim kažkur ant gatvės. Ir kitą rytoj imsimės daryti tą projektą milžinišką ir parodysiu, kas ten arba ne. Bus matyti. Iki sekančio. Tai labas rytas iš dar vienos dienos garaže. Šiandien turim tokį įdomesnį darbelį. Tuninguosim 4 golfuką. Sugalvojo žmogus nori pakeisti šiek tiek priekį, papiktint. Nusipirko R32 buferiuką, nusidažė ir pabandysim šiandien mes jį uždėti. Šiek tiek pamiršau pafilmuoti nuo pradžių visą veiksmą. Kadangi stengiamės tilpti laiko normą, tai reikia šiek tiek greičiau daryti darbus. Pabandysim šiek tiek pasifilmuoti, ką kaip darom, ką kaip veikiam ir sekantį kadrą perkeliam į darbų eigos apsižiūrėjimą. Tai trumpai papasakoju ir dabar parodau. Tai turim jau nuimtą buferiuką. Čia senasis. Jeigu netyčia kažkam reikės, tai gal jisai gulės kažkur. Gal bus galima parduoti, šiaip tvarkingas, nelūžęs nieko. Tai jeigu ką, komentaruose. O dabar galime pasižiūrėti į automobiliuką. Ir automobiliukas yra dabar jau be buferio. Turim čia vieną detalės, kitas detalės. Dar dėsim groteles be ženkliuko. Šitą nesąmonę reiks uždengti. Tai buferį, kaip sakiau, nusiėmėm. Turim nudažytą. Pabandysim dabar susidėti groteles į vietas. Ir bandysim turbūt dėti jau patį buferį į vietą. Šiaip kaip ir kokybė atrodo nebloga. Tuning LT buferiukas. Pažiūrėsim, kaip užsidės. Pabandysiu pafilmuoti ką nors, jeigu gausis. Ir tiek žinių, bandom dėti groteles į vietas. Ir tada dėt turbūt buferį į vietą. Uždėjome buferiuką. Tai bombelė. Puikiai atrodo. Puikiai. Šiaip kokybė, nežinau ką pakomentuot. Čia kaip ir susivedė. Tipo taip volėmenė. Čia gal negražiai atrodo.
Čia gal. Čia va gal. Irgi toks plyšiukas nedidelis. Čia šiaip kaip ir gražiai viskas šitoj pusėj sueina. O daugiau užsideda irgi tai pakankamai sunkokai. Tokia va vieta va nelabai gražiai atrodo. Čia nelabai gražiai, bet šiaip tais kaip ir viskas bendroj sumoj. Galite įvertinti patys. Tai va, pabandom pasidaryti darbus, gavom detalės. Tai va, dirbame šitoj va vietoj. Sudėjome, tuoj paimsim šviesos. Va, sudėjome viską naują. Visą šlangutę, viskas kaip ir būtų ok. Čia dabar atlaisvinės, kad samatioko nubėgtų. Bet nu va tokio remonto, tai tikrai nesitikėjau. Šiaip norinimo taško varžtas yra, o Jėzus Marija. O štai toks va. Čia norinimo varžtas, į panagės nekreipkite dėmesio. Ir va čia va yra norinimo taškas. Jūs juokaujat kaip norint. Eiktų peklon. Čia samatioko nieks kaip ir nebėga. Išradingumų ribų nėra. Kaip tokį suremontuoti, nežinau, būtų mažesnė skylė, tai dar būtų galima kažką sugalvoti. Bet tai čia žiauru. Tokį padaryti, ne? Vapšė užklijuota, tiesiog varžtas buvo įsuktas ir viskas. Turim nuotykių. Kažkokių reikia kažkaip įspręsti, surasti čia nais, kad būtų tas norimo taškas, kažką priburti. Ir viskas bus paskutinė vieta norint. Ai, dar reikės ridos prisukti, nes skydelis keistas su šiek tiek mažesnė rida. Turėtų būti ten 3,25 su kapeikom, o yra 3,24 su kapeikom. Realiai 1000 kažkur panašiai trūksta. Bet bandysim kažkaip nuvažiuoti gal pas kokią elektriką, kad prisuktų biškį ridos daugiau. Nes netinka toks variantas. Tai va, turim tokius dar kelis defektus, bandom dar čia kažką haltūrinti, nežinau, ką nors suhaltūrinsim irgi. Tai va. Tai va, turim vėl Sietulį garažiukį. Buvom technikiniai, daug neprifilmavau, neturėjau kada. Daug nieko neprirašė, vairo traukės angaliai, abudu. Šitoj pusėj šarniriukas buvo numiręs. Jo, šitoj pusėj šarniriukas, vairo traukės angalys, anoj pusėje irgi. Variklį reikia pasiplauti, numerių apšvietimas nešvietė, sudėjom naują lemputę. Ten buferis biškį atkybęs, laikiklis reikia prisisukti. Kas ten daugiau? Galvoju. Nu, lygtais, kad daugiau nieko ten kaip ir baisaus nepripaišė. Ai, dar šitas nepatiko, dangtelio nebuvo, pasiskolinau už draugų, uždėjau. Tai šitą dangtelį paprašė ir viskas. Starkysim, šitas užregistruotas penktadienį. Tas lavonas. Ten biškai kitokia situacija. Variklis pasiplauti, vairo traukės angalys vienas, stabilnikai abudu kleba. Sakė stabilniko gumelės to pačiu pasižiūrėti. Matome, kad čia trūkumas detalių yra. Tai vienoj pusėj stopas nešvietė, tai ten neatsimenu dešiniai, bet žodžiu, ten aiškinau, sėdėjau, lemputė neveikia, nepadėjo, išėmiau už kitos, tą kitą irgi nusprogo, nebeveikia, tai tą reiks pasidaryti. Neatsimenu, lygtais irgi ten kaip ir daugiau nieko, viskas kaip ir tvarkoj. Tada šitas va lavonas. Va šitas va. Daug problemų su visokiais šviečiančiais dalykais. Tai čia stabdis per silpnai šviečia, čia stabdis išvis nešviečia. Vairuotojo lempa atsijunginėja. Šviečia, nešviečia, kažkokia nesąmonė, variklis pasiplauna biškelį, nors šiaip kaip ir švarus, bet paprašė pasiplaut dar šiek tiek. Ir kaip ir irgi viskas, tai viską jau nupirkęs,
Čia darbai kaip ir daug maž padaryti. Dabar, dar stabdžiai vieną pusę sunkiau stabdė, tai pratekinam stabdžiukus buvo parudėję. Iški kaladėlės naujesnės, įdėsim geresnės ir turėtų su stabdžiais būti oga. Rankinį padariau, ten tą padariau. Čia irgi nupirkom be rankinio šitą nesąmonę, tai pirkau kaladėlės naują, sudėjau būgnai dar su automatiniu įtempimu, tai ten biški kosmosėlis buvo. Labai sunku yra pasistatyti tą kamerą ir eiti filmuoti, labai daug laiko užima, tai stengiamės greičiau, nes pinigėlį užšaldyti, pinigėlių reikia uždirbti. O dar stovi kitam garaže dar ir mano baltas BMW, kurį reikia irgi pasidaryti, nes noriu išlėkti, palakstyti. Tai nežinau, ar pirmas šitas epizodas išeis iš garažo kronikų, ar bus pirmesnis epizodas iš Drift Grounds antram raunde. Važiuoja dar pažįstamas, tai pabandysim dar ten atskirą epizodėlį pasidaryti, pasifilmuoti kažką, bet reikia dar tą mašiną, sakau, pasidaryti, prasieiti, nes ten buvo ir krešų, ir pabučiavimų, ir pavažiavimų. Mašina pastatyta garaže. Vapšė nieko nedaryta, nejudinta po Drift Grounds pirmo etapo. Va tokios žinios, bandoma dirbti, pasidaryti. Šitą užregistravau šeštadienį technikinį, šitas palauks biški. Dar į tarpą pažįstamą mašinėlę reikia padaryti, tarp kitko tokią pačią technikinį nori padaryti. Tai irgi užregistravau šeštadienį kažkada. Žodžiu, einam dirbti. Blet. Na, čia reiks iškirpti šitą. Išpis. Tai va. Viški man nepatinka. Oi, labai gerai, kad tu tai padarei, na. Triperį, blet.